Šį kartą truputėlį rimčiau. Po naujų metų gavome dvi fantastiškas dovanas. Viena iš jų suskystintų naftos dujų akcizo padidėjimą, antra šį savaitgalį per didelius šalčius fantastiškai iššokusios elektros kainos. Dėl elektros kainų man išvis yra įdomus dalykas, kadangi visi trys Elektrėnų blokai dirbo pilnu pajėgumu ir jų elektrą tarptautinė birža priėmė. Vienok tokių kainų, išskyrus pas mus, pas latvius ir estus, nebuvo niekur Europoje. Ir aš kalbėjau su profesoriumi Raimundu Kuodžiu ir klausiau jo, kas čia atsitiko ir kodėl jūs parašėte, kad lochatronas atsibudo ir dabar mokėsime visi. Lochatronas tai yra tas vadinamasis kreivio arba Europos reguliuotojo algoritmas, kurį pasirašė mūsų Vertas. Aš paklausiau Kuodžio, ar galėjo Vertas derėtis, kažkokias sąlygas kelti. Taip galėjo, bet pocius to nedaro. Visiems tai tinka, o labiausiai tinka tiem, kurie yra privačių akcijų valdytojai. Ignitis kalasi milžiniškus pelnus ne tik iš mūsų, bet pleškina ir brangiai prisipirktas dujas 22 metais, apie ką mes jau ne vieną kartą kalbėjom. Plus prie visko gaudamės pinigus iš perkrovos perdavimo mokesčių. Skirtumai dideli. Patikėkite manim, pasižiūrėkite į kainų skirtumus. Švedijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Niderlanduose ir pas mus. Elektragi teka pirmin atgal. Antra dovanėlė šiais metais, kaip jau minėjau, suskystintų naftos dujų akcizo padidėjimas. Didinsim akcizą suskystintom naftos dujom dėl žaliojo kurso ir bandydami stabdyti 700% išaugusi eksportą tų pačių suskystintų naftos dujų iš Rusijos. Išvertęs kiaulės akis, mums sakė aplinkos ministras Gentvilas. Prieš 3 mėnesius svarstant suskystintų naftos dujų akcizo padidėjimą iki lygio, kurio nėra. Patikėkit manim, nėra nei vienoje Europos Sąjungos šalyje. Paukštyno asociacijos atstovas Kauzonas atskleidė visą tiesą. Tai belieka verslui tik alternatyva arba mazutas, arba ten, sakykim, dizelis naudoti, kuris yra kartais taršesnis, arba naudoti suskystintas naftos dujas. Tai jeigu mes šnekam apie žalią kursą, tai ir eikime palei tą žalią kursą ir naudokime mažiau taršų kurą. Nes alternatyvų paprasčiausia nėra ir elektra čia irgi nepadės, net ir atsinaujintis ten, sakykim, saulės baterijos ar vėjo malūnai, nes technologiškai tu negali gauti tokio našumo iš elektros ir reikia papildomai to pašildymo. Plus iš elektros, paimkime, pavyzdžiui, Vilniaus paukštyno tą patį atvejį, šiandieną instaliuotas pajėgumas ir galimybės yra 2 MW, pasiskaičiavo, jeigu naudoti viską šildymui elektrą, reikėtų 50 MW. Nėra tokių tinklų. Nėra tokių pastačių, neįmanoma to dalyko padaryti, fiziškai, ta prasme, neįmanoma. Ir vyriausybės mūsų praeitų metų lygiai prieš metus prisimenam, kai buvo skatinama gelbėkitės, kaip galit prasidėjus karui Ukrainoje, investuokite, ką galit, nes dujų greičiausiai nebus. Elektros irgi nežinom, kaip bus, buitiniams vartotojams užtikrinsim, verslui nebūtinai. Tai prieinamiausia buvo perspektyva būtent suskystintos naftos dujos, visi suinvestavo, kadangi paklausa ir Europoje buvo labai didelė, tai realiai tos investicijos, jos įgyvendinamas fiziškai dar ir dabar vyksta gyvenimas, užsakius prieš metus laiko. Kokios tai sumos, vien tik iš paukštininkystės sektoriaus yra investuota paskutiniu šitų momentų apie 5,5 milijono paimtos paskolos ir atsipirkimas yra iki 5%, nes paprasčiausiai tos sistemos vėlavo ir tik dabar jos pabaigtos ir pradeda dirbti. Jūs girdėjot, gelbėkitės kaip norit. Alternatyvų nėra. Arba jau tas pats taršiausias mazutas, arba elektra. Pavyzdžiui, vien Vilniaus paukštynas, paminėjo Kauzonas, naudoja 2 MW, turi 2 MW įvadą, o tam, kad viską pakabinti ant elektros, ant igničio elektros, jiems reikia 50 MW. Tokių galingumų, pajėgumų paprasčiausiai, mėlėjai, nėra. Valdžiai nusispjaut. Ir jie nuo sausio 1 dienos tą akcizą padidino. Ir kentės ne tik verslas,
Ne tik paukštynai, pienininkai, sūrininkai, mėsininkai, kenties Skodo, Marijampolės žmonės. Kenties žmonės, kurie neturi prieigos prie gamtinių dujų ir savo namus bei maistą gaminosi naudodami suskystintas naftos dujas. Įsivaizduojat, kaip jiem išauks kaštai. Ne veltui praėjusiais metais valstybės kontrolė sakė, kad pusė perkančiųjų nesuvokia, kas tai yra žalieji pirkimai, žaliasis kursas, kuris yra 2-3 kartus brangesnis negu normalūs pirkimai. Ką daro ši valdžia? Ir ypatingai dabar, jūs visi matote, jūs visi kenčiate, palaukit, jūs gausit sąskaitas vasario mėnesio pradžioje, nesuprantu. Padidėjusius kaštus, kaip aš manėjau, sumokėsime mes visi. Nors tarp kito taršos skirtumas tarp suskystintų naftos dujų ir gamtinių dujų yra visiškai nežymus, neženklus, mums meluoja. Ir kam tai labiausiai naudinga? Be abejo, Igničiui. Jis plėš mus prisidengdamas būtinųjų investicijų reikalingumu. Neva Skuodas kenčia Marijampolė, kenčia žmonės, jiems reikia privesti elektrą, kad jie galėtų šildytis namus, kad jie galėtų gamintis maistą ir tuo pačiu prisukinėti milžiniškus pelnus tam pačiam Igničiui ir 26% privačių akcininkų, kurių mes ligšioliai nežinome. Aš galvoju, kad ši valdžia, mielieji, ir vyriausybė yra šlykštus kriminalinių apgavysčių pavyzdys. Ilgai dar tylėsim.